28 ar 29, Kretoje panašu, Antalijoje gal kokią porą laipsnių mažiau, na, o kaire beveik apie 40. Tiek naujienų dabar, toliau per LNK Mano vyras gali. O dabar Mano vyras gali. Labas vakaras, sveiki visi, su jumis sveikinasi azartiškas ir neketikėtumų kupinas projektas Mano vyras gali. Mes vyrai puikiai žinom, kas yra moteris, kad jos sugeba viską, jos gali vairuoti automobilį ir tuo pačiu metu dažyti savo lūpas, jos gali plauti grindis ir tuo pat metu ėsti mūsų nervus. Tačiau šį kartą, šį vakarą mes šnekam ne apie visagalės moteris, o apie moteris, kurių vyrai gali. Aš pristatau šio vakaro dalyvių poras. Šokėjas, grupės Džentelmenai narys Vytautas Mackonis su žmona Natalija. Sveiki. 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 Jūs labai gražiai. Jūs irgi nieko. Užimkite savo vietas. Profesionalus šokėjas, grupės Džentelmenai narys Vytautas Mackonis ir jo žmona Natalija. Natalijos ir Vytauto pažintis užsimezgė šokio aikštelėje. Individualios Vytauto šokių pamokos akivaizdu davė rezultatų. Kaip sako pati Natalija, prisišoko ir šoka iki šiol. Pora susituokusi jau beveik 3 metus. Prieš daugiau kaip metus susilaukė gražuolės dukrelės Penelopės. Artimiausiuose šeimos planuose sūnus. Na, bent Natalijos artimiausi planai būtent tokie. Tikėkimės, Vytautas apie jūs žino. Geriausia Vytauto staigmena – sužadėtuvių kelionė. Žadėdamas Natalijai ramią poilsinę kelionę tik dviese, Vytautas slapta suplanavo kelionę su artimiausiais draugais į Monaką ir ten, bičiulio apsupty, paprašė jos rankos ir širdies. Vienintelė savybė, kuri Nataliją kartais erzina, tai, kad Vytautas nieko nepadaro iki galo. Jei neša šiukšlės, būtinai bent kelias dar užmirš namuose. Tvarkydamas daiktus, bent keletą jų paliks ne savo vietoje. Tačiau nepaisant to, Natalija įsitikinusi, kad nėra dalykų, kurių jos vyras negali. Roberta Dabkuvienė ir Airidas Dabkus. Sveiki. Sveiki. Labai gerai atrodot. Ačiū. Jūs irgi nieko, su sapfyro marškiniais ir suknelė, užimkite savo vietas. Pažintis užsimezgė vieną žiemos vakarą kalno papėdėje. Roberta su drauge nusprendė pačiuožinėti nuo kalniuko. Pro šalį važiavęs Airidas jas pastebėjo ir nusprendė užkalbinti. Roberta juokėsi, kad turbūt vaikiną sudomino tai, kad vaikiškai pramogauja visai nebe vaikai. Roberta prisipažįsta, kad iš pradžių Airidas jos visai nesužavėjo. Juo labiau, kad jų pažinties dieną ji jau turėjo širdies draugą. Tačiau po skyrybų su ankstesniu draugu, kaip pati sako, jai atsiverė akis ir jis suprato, kad iki tol tik draugų laikytas Airidas yra labai simpatiškas ir išvaizdus vyras. Pora susituokusi jau 9 metus. Augina 2 vaikus, sūnų ir dukrą. Maloniausias staigmena sužadėtuvės. Namo grįžęs Airidas paprašė mylimosios greitai apsirengti, užrišo ją į akis ir įsodino į limuziną. Pavakarę važinėjantis po Vilnių, Roberta ištarė taip. Roberta prisipažįsta, kad yra varomasis šeimos variklis. Kitaip sakant, Airidas šeimos galva, tačiau Roberta kaklas. Nors Airidas anot Robertos gali iš esmės viską, vis dėlto vieno dalyko jis tikrai nepadarytų, neišgertų pieno. Rosita Paulauskaitė ir Edvinas Aušauskas. Sveiki. Rosita puikiai atrodote labai gerai. Sveiki. Malonu supažinti, užimkite savo vietas. Rosita Paulauskaitė, būsi grupės Junior lyderė, šiuo metu dirba laidos Kakadu redaktorė. Su Edvinu susipažino dar gyvendama Klaipėdoje. Sako, negalinti net pasakyti, kiek metų jie yra pažįstami, nes atrodo, kad visą gyvenimą. Rosita Edviną pirmiausiai įvardina kaip draugą iš didžiosios raidės. Labiausiai ją žavi tai, kad būdamas su Edvinu visada jautėsi moterimi, visada jautėsi saugi. Rosita savo draugą apibūdina kaip katiną, kuris visada vaikšto vienas. Edvinas nemėgsta būti verčiamas ką nors daryti, tačiau jei Rosita ko nors paprašo, vis tiek visada padaro. Ir ketvirtoji pora – Nijolė Malevič ir Darius. Sveiki. Į mikrofoną pabučiau. Sveiki, Dariau. Malonu. Užimkite savo vietas. Darius į narvą. Nijolė projektų Radži ieško žmonos dalyvę. Tačiau galiausiai jo širdį pavergė anaiptol ne Radži. Nijolė su Dariumi susipažino socialinėme tinkle Facebook. Po to, kai Darius palaikino jos įkeltą nuotrauką, mergina nusprendė nesnausti, parašė jam žinutę ir ilgai nelaukusi paprašė jo telefono numerio ir pasiūlė susitikti. Jau antro pasimatymo metu Nijolė ir Darius nusprendė tapti pora.
Kiekvieno mėnesio 7 dieną, tai yra jų draugystės pradžios skaičius, mylimas vyras Nijolei padovanojo puokštę gėlių. Nijolė prisipažįsta, kad pirmiausia jos dėmesį atkreipė Dariaus išvaizda ir sportiškas kūnas. Mergina negalėjo likti abejinga ir jo šypsenai. Tai ir pastumėjo Nijolę imti vadžias į savo rankas. Jo labiau, kad Nijolės teigimu jos mylimąją merginų dėmesio niekada netrūko. Po 4 mėnesių draugystės Darius paprašė Nijolės tapti jo žmona ir pora jau planuoja vestuves. Štai visi šio vakaro žaidėjai, 4 žavios damos ir drąsus viską sugebantis jų vyrai, kurie iš paskutinių šį vakarą stengsis įrodyti savo damoms ir visai Lietuvai, kad jie gali. Labas vakaras, mielosios damos, man malonu jūs matyti tokias spalvingas ir šiek tiek išsigandusias, bet ryžtingai nusiteikusias. Ar jūs pasiruošusias? Taip. Natalija, Roberta, Rosita? Jeigu pasakyčiau, kad ne? Tada mes tai iš jūsų išvarytume čia iš čia, bet padavėjau, tai Nijolė jūs pasiruošusi. Nu puikiai, gerai. Taigi nieko nelaukime, pradėkime žaidimą. Jis, primenu, susideda iš 4 etapų ir iš finalo. Rungtyje dalyvauja tas vyras, kurio žmona už jį pastato daugiausiai žetonų. Po antrosios užduoties atsisveikinsime su viena pora, kuris savo sąskaitoje turės mažiausiai žetonų. Po 4 etapo toks pats likimas laukia dar vienos poros, kol galų gale liks tik 2 poros, finalistės, kuriams teks tarpusavėje išsiaiškinti, kam atiteks nugalėtojų laurai, ir didysis žaidimo prizas 1500 eurų. Vertės čekis Magrės baldams įsigyti. Dabar noriu visiems pristatyti savo kolegas, radistus Rolandą ir Joną. Sutikit šiltai. Labas. Labas, damos. Labas. Salut. Labas vakaras, LNK žiūrovai. Kaip gerai, smagu būti čia. Labai faina. Geras būrys draugų iš tikrųjų. Kaip ir Algis pastebėjo, laidos pradžioje moteris moka labai žiauriai daug dalykų ir vienas iš jų daryti viską vienu metu, multitaskinti. Bet jos rolai moka dar vieną dalyką. Dažas vairuoja, ne? Įtikinti, kad vyrai iš vis nieko nesugeba. Žinai, kur pasidėjai daiktus, kodėl tu neišneši šiukšlių ir tu manęs visiškai nesupranti. Bet, mielos damos, LNK žiūrovai, šiandien šie 4 vyrai įrodys, kad jie gali labai daug ir jūs netrukus pamatysite. Taip, vyrukai, aš tai noriu įspėti jūs, svarbiausias dalykas yra tai, kad jūs savo akvariumuose negalite ištarti nei vieno žodžio, bet turėsite atlikti visas užduotis, kurias paskirsim šiandieną moteris. Tada jūs galite rodyti mimikas, kažką tai bandyti išklausti studijos, o studija be abejonės padės, ar ne? Taip, arba taip. Žodžiu, viskas šiandieną labai nesudėtinga, o jeigu ką, mes parodysim ir padėsim. Sėkmės! Pirmoji užduotis, mielos damos, jums leidus. Pradėsim, aišku, nuo kortos, verčiam pirmąją kortą ir ką mes matom štai čia. Tik nesakykit, kad čia yra daininkas Deivis, čia tikrai ne jo perukas. Kas čia gali būti? Čia yra žmogus. Meistraus, ar ne? Kažkas su meistravimus, jo, auksarankis spėjau, ne? Su įrankiais ir su didžiuliu nykščiu, su laiku, rodo laiką. Kas tai galėtų būti? Gerai. Minimalus statymas pirmojo rungty, kaip jūs, mielos merginos, žinot, yra 2 žetonai. Iš viso jūs turit po 100 žetonų kiekviena. Natalija kažkaip iš krūvelės galo paėmė, gerai, duokit man čia yra mūsų bankas, atiduokit čia, Rosita, Nijolė. Kaip jūs visus bijot, jūs žiūrite mane, tarsi aš būčiau smauglys, o jūs 3 kralikai, viskas 4 kralikai, viskas labai gerai. Aš tikiu jumis ir aš tikiu jūsų vyrais. Gerai, pirmoji žodis. Skamba taip, kelis stalo teniso kamuoliukus, pingpongo kamuoliukus ir riedančius lygiagretėmis jūsų vyras sugaus per 2 minutes. Jeigu sugaus. Lygiagrečių ilgis 3 metrai. Vienas žetonas lygus vienam sugautam kamuoliukui. Aš suprantu, kad jums nelabai aišku, todėl mes turim tam reikalui radistus, kurie visada pasiruošę pademonstruoti, kaipgi rungtis atrodo. Gerai, pasižiūrėkit. Atrodo viskas nesudėtinga, ar ne? Bet ne, šiandien nereikės spjaudyti iš vamzdžio. Užduotis labai paprasta. Įspėju ir parodau. Jums reikės, sudėjus šitas 2 lazdas, leisti kamuoliukus ir pataikyti iš tai šitą akvariumą. Akvariumas stovės čia ant juodai baltos linijos. Kaip manai, pavyks man? Ne. Puikiai intriga. Nu ne, dėl to Jonas ir neturi vaikų, jis labai prastai pataiko. Aš galiu parodyti, kaip reikia. Aš netgi galėčiau laikyti oretos vamzdžius, jeigu reikėtų. Yra, paplojam, draugai. Nėra. Gerai. Nu vienas yra. Manau, užduotis yra aiški, ką mes bandom kviesti visagalį vyrą ir pažiūrėsime, ar jis tikrai gali. Jeigu būtų mano prognozė, aš galiu pasakyti taip. Vienas kamuoliukas 10 sekundžių, plius minus.
Dėkojame radistams už labai nuodugnų ir aišku išaiškinimą. Aš tikiuosi, jums klausimų nebelieka, ne? Dar noriu jums pasakyti, kad jūs galit padėti savo vyrui atlikti užduotį arba paprašyti radistų, kad jie padėtų jūsų vyrui atlikti užduotį. Gerai? Pradedam nuo jūsų, Natalija. Nu, tai aš nuomenama minimaliai. Minimaliai 2. Gerai. 2. Roberta? 3. 3. Gerai. Rosita? Šitame žaidime reikia mąstyti ar tiesiog Šitame žaidime reikia ir mąstyti, galima ir pasuoti. Svarbiausia, nelyst po stalu išsigandus. Jūsų vyrui mąstyti visiškai nereikės. Mąstot už jį jūs. 2. Kaip ir visada. 2 netinka, jūs galite tik tai didinti statymą, tai yra 4 ir daugiau, arba pasuoti. 2 netinka. Supratau. Tai prašom, arba 4 arba pasuojat, arba 4 ir daugiau, arba pasuojat. Pasuoju. Rusita pasuoja. Na gerai. Leisiu palisėti truputėlį. Gal ir be reikalo, nes čia buvo pati lengviausia užduotis. Po to graušitas alkūnės ir savo raudoną suknelį išgraušit. Nijolė, prašom. Aš pasuoju. Jūs irgi pasuojat? Taip. Gerai, Nijolė irgi pasuoja, jūs lieka dviese ir galit kelti statymus. Dar Tai aš Natalija. tada statau statot, iš viso iš jūsų yra 4. 4. Jūs manot, kad pagaus 4 Aišku. kamuoliukus per 2 minutės? Nu, turėtų. Kiek jis paprastai pagauna kamuoliukų per 2 minutės? Nu, žinokit, nebandėm dar. Laisvalaikiu, dar nebandėm. Kaip jūs galite žinoti, kad jis pagaus 4? Gerai. Roberta? 5. 5 kamuoliukai per 2 minutės. Ką jūs į tai? Natalija? 6. 7. Roberta 7. Žiūrėkit, jos labai pagavo jas azartas. Ne viena nekitina pasiduoti. Gerai. Tai 8 gal. Pagalvot reikia. Mes negalime ilgai galvoti, bet kažkiek aš jums leisiu. Nu, 8. 8. Roberta. 8 yra labai lemtingas skaičius. Kas salė mano? 4 per 1 minutę. Tai čia kol kas, man atrodo, juokingai paprastai yra. Pas jūs 8, pas jūs 6, 7. Taip, Gerai, 9. 9 jūs peržengėt ribą, už kurios yra 9. Voras turi 8 kojas, jūs deda 9. Nu, tai aš statau 10. Žiūrėkit, Roberta pasiuto visai. Natalija, taip, gerai, 10. Natalija 10. Roberta? Pasuoju. Jūs pasuojat. Mes turim drąsiausią ir įžuliausią dalyvę Nataliją, kuri mano, kad jos vyras gali pagauti per 2 minutės 10 ping-pongo kamuoliukų. Kaip jaučiatės? Įdomiai. Įdomiai. Galim pradėti? Aišku. Gerai, Natalija, aš linkiu jums ir ypatingai jūsų vyrui, visagaliam jūsų vyrui sėkmės ir pakvieskim dabar radistus, kad jie ir pradėtų šią ceremoniją. Sudėtingai. Natalija. Ačiū. Labas, saliutikai, prašau. Na, porelė. Matskoniai. Ar tikrai 10 įmanoma? Mes su Rolandu galvom, ne, daugiau nereikia. Labai kreivai. Klausyk, aš noriu visiems priminti, kad Matskonių šeima šiandieną nusprendė, kad per 2 minutės 3 metrų vamzdžiais nuridensite net 10 kamuoliukų per 2 minutės. Mano paskaičiavimais plius minus galima buvo padaryti tai su 12 kamuoliukų 10. Ar ne per drąsu? Ai, žinai, kaip čia, manau, kad ne. Aš to padėsiu. Gerai, iš tikrųjų mes šiandieną geranoriškai nusiteikę esame. Atsiridenės kada kamuoliukus? Ne, sužaidęs su jais, šiaip iš esmės. Žaidži namuose taip, ar ne? Ne, namuose ne. Ranką į kišenę įdedi. Čia jau kišeninis biliardas, aš labiau prie teniso. Gerai. Taktiką kažkokią turi, manevros turi, treniravaisi? Faktas. Moki pakelius greitai skėst. Pakankamai, manau, kad. Gerai. Visi pasiruošę? Liaudis pasiruošę? 2 minutės ir reikia 10 kamuoliukų. Kamuoliukai čia, tau reikia pataikyti į apatinį Skilutę. Apatinį vazoną. Važiuojam. 3, 2, 1, laikas. Na, trūksa vieno. Nėra nei vieno. Gerai, kol kas. Gera pradžia, patarimai. Neskubėti, ramiai. Dar tik 10 sekundžių praėjo, mes nei vieno O jau 3 kamuoliukai buvo. Tai Yra. Iššoko. Iššoko, bet jisai pataikė. Nesiskaito. Skaitosi, Rolandai. Skaitosi, kaip nesiskaito. Supranti, kamuoliukas jisai šakinėjo. Gerai. Skaito. Vieną turim. Klasiškai. 2. turim. Tai aš galiu dėl bendro įdėti tada, gerai? Įdėk dėl bendro, kad... 3. 3 yra. Prabėgo tik tai pusę minutės, mes jau 3 turim. Gerai, norėjai paskaičiuoti. 4. 4 yra. Tu labai gerai Šaunuolis. skaičiuoji. Tiesiog tiksliai. 4 ir turime prabėgusias 40 važiuoja. sekundžių.
Nedaug trūko, gerai, 50 sekundžių prabėgo. Jie kažkaip jau nebe taip stovi čia. Pasuk. Mes galim tau šitą. Yra 5. Lygiai minutė. Publika palaiko Maskonių šeimą. Ant kortos daug pastatyta. Pala, atsargiai. Vytai, neperėjau. Neskubėk. Davai, Vytuk. Liko 40 sekundžių. 6. Ir mes turim 6. 7. 8. Va čia tai Vytukas. 9. Neskubėk. Liko 15 sekundžių. Dirbam. Natalija, ką nors daryk. 9, 8, negaliu žiūrėti. 5, 4, 3, 2. Bet čia pasimaišė viskas. Susinervinai, ne? Galėjau nebuvo jam. Kaip čia Reikėjo taip? savo traukti. Norėjau, matai, kad neleidau. Nieko, dėja. Aš kaip pergyvenau dėl jūsų. Bet kokiu atveju. Paskutinis buvo 5 bandymai. Pavedžiau. Nieko, viskas gerai. Bet mes suvesim visą kančią ant jų, ne? Aišku. Bet gal dar niekas neprarasta? Gal dar ne? Omnitel vitrina. Dėmesio centre šią savaitę. Išmanieji vos nuo 2 eurų per mėnesį. O Huawei P9 su dvigubu objektyvu 21 euras per mėnesį. Ieškokite Omnitel salonuose arba omnitel.lt. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, 30% nuolaida pomidorų padažui ir kečupui, bei 35% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros priemonėms. Praktiški žmonės renkasi Norfa. Mažiausios kainos pigu.lt istorijoje grįžta su trenksmu. Šiandien nuo 20 valandos. Beprotiškai geri pasiūlymai, beprotiškai geromis kainomis jau dabar laukia tavęs. Daugiau informacijos pigu.lt. Paulik Classic. Nekeiščiau jos į nieką. Jūsų kava. Sere? Na? Jūsų kava vėsta. Taip, tikrai. Kitą kartą paruošk man puodelį tikros kavos, gerai? Atrask tikrą kavą. Paulik Classic. Ypatingi mėnesio pasiūlymai. Dabar 30% nuolaida dviračiams, triratukams ir jų priedams, griliams ir jų aksesuarams, sodo baldams ir saulės uždangoms, o žaislams net 40% nuolaida. Senukai, visada išsirinksi. Tai gražiai mane augino. Laukas, kelias, pieva. Upė, la 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 la. Iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Vienas žodis Lietuva. Augink savo kraštą. Vertink viską, kas užauginta šalia tavęs. Organizmui naudingos skaidulos ir gyvos jogurto bakterijos, ieškantiems lengvumo miesto ritme. Joga gėrimai iš Vilkyškių pieninės. Negalite pasirinkti bendradarbių, tačiau iki visada galite rinktis, kuo save palepinsite, kai nuo jų pabėgsite. Visą savaitę pagaminta iki šašlykams net 25% nuolaida. Ir dar tik šį antradienį 400 gramų sostinės batonas tik 45 euro centai. Iki, mes visi norim sutaupyti. Lietuviai yra nykstanti tauta, tik pažiūrėk, kaip jie susipažįsta. Neleisk Lietuvai išnykti, registruokis Flirtas.lt. Ką tu? Patikrinkite. Vaistinėse Camellia visada mažos kompensuojamųjų vaistų kainos. Camellia – mažų kainų vaistinė. Loto vikingų. Laimėjimai mūsų. Šią savaitę varžomės dėl 3 pagrindinių prizų. Aukso puodė 29 milijonai eurų. Didysis prizas – 1 000 000 eurų. Lietuvai skirtas auksinis prizas – 734 000 eurų. Vikingų loto. Biletai terminaluose ir perlas.lt. Leisk savo daugiau, mokėk dar mažiau. Šią savaitę moki vežė. Sodo technikai Hervin Garden 30% nuolaida, o lauko baldus įsigysite net iki 50% pigiau. Moki vežė.
Jei ketinate išvykti ilgiau nei 3 dienoms, nepamirškite užsukti vandens sklendės. Apsisaugosite nuo užliejimo. Draudimo bendrovė Gjensidige. Puolėjo pečiai neša daugiau nei vardą. Jie atlaiko vienų pagiras ir kitų kritiką. O kai žaisti nesiseka, jie prisijama visą atsakomybę. Bet laimėję, jie gali kilnoti trofėjus. Vienintelis dalykas, kurio jie neturėtų nešioti, tai pleiskanos. Ar aš nelaiku? Žanas Pieras žinomas maisto kritikas. Žinau. Restoranų dar neatidarėme, sere? Nieko tokio. Aš norėsiu ko nors paprasta. Mano degantis desertas. Ponas Žanas Pieras. Tai viską nušluos. Jis pamirš savo paties vardą. Pames galvą su visomis mažomis garbanėlėmis. Ką? Ne. Pamesite galvą ir jūs, nes dabar išmaniųjų telefonų kainos vos nuo 1 euro kartu su sparčiojo 4G interneto planais. Išsirinkite savo tinkamiausią modelį. Garbanos, sakai. Taip, garbanos. Labai gražios garbanos, taip, taip. Tele2, ką mokėti daugiau? Prisijungit prie manęs. Atkeliauja kai kas įspūdingo. Vairuotojau, greitai gali likti kaip automobilis be ratų. Jei nepasikeis seno vairuotojo pažymėjimo, į darbą kulniuosi. Atostogų keliausi autostopu. Nelik be teisės vairuoti. Nelauk paskutinės minutės. Kaip pasikeisti seną vairuotojo pažymėjimą, sužinok www.regitra.lt. Libres įklotai supraskim formulą gerai savijautai. Subalansuotas pieno rūgšties pH ir 5 kartus pralaidesni orui, Libres rūpinasi ne tik jūsų apatiniais, bet ir oda. Libres ir Fearless. Teisėjų daugelis nemėgsta, ypač, kai jie baudžia palaikomą komandą. Bet juk teisėjams sunku pastebėti viską. Jei tik jie galėtų, ką gali Teo išmaniosios televizijos žiūrovai. Tai svarbius momentus pakartotų. Į rungtynės pavėlavę, jas paleisti nuo pradžių. Ar nukeltų rungtynės turėdami svarbesnių planų. Neįtikėtina, bet galiu matyti daugiau nei mato teisėjas. Tai itin paprasta su Teo išmaniaja televizija. Išbandykit patys 30 dienų nemokamai. Teo.lt. Ar pasiruošęs nuolaidų smūgiams? Stebėk futbolo čempionatą per naują televizorių. Senukuose dabar 2015 metų LG televizorių modeliams iki 20% nuolaida. Senukai, televizorių visada išsirinksi. Turėsime dezinfekuoti. Antiseptinis žaizdeles gydantis kremas Bepanten Plus suteikia skubę pagalbą ir gerina gijimą. Jis toks patikimas, kad atrodo galėtų išgydyti ne tik mus. Bepanten Plus, kad pasaulis pasveiktų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Yra ir didesnių už delninę nelaimių. Pavyzdžiui, laiku pristatytos delninės laimė. 200 000 prekių yra mūsų sandėlyje. Todėl garantuojame, kad jums užsakius jas suruošime tą pačią dieną. Jei ne, gausite 20 eurų kitam pirkiniui. Pigu.lt. Kaip mes gaminame grilio patiekalus? Na, pirmiausia, mes renkame šviežią mėsą ar žuvį, dedame prie skoninių žolelių, spaudžiame citriną, smulkiai supjaustome svogūnų laiškus, beriame druskos, pipirų, svarbu. Galima ilgai pasakoti, kaip mes siekime aukščiausios kokybės, bet geriausiai viską pasakys mūsų patiekalų skonis. Beje, Berhof grilį ir įrankius iki parduotuvėse įsigysite pigiau. Iki. Mes visi mylim maistą. Kaip ateivis slepia mergaitę, ją persekioja pikta pamotė. Kaip susigrąžinti savo vaiką? Garsioji turkiška drama Širdelė mano. Darbo dienomis be 10:06 tik per TV1. Suki sėdynę, o gal smegeninę?
Geriau susuk gerą klipą. Ir nuo gegužės 23 iki birželio 19 niekur nebesiūsk pikto kaimyno. O siūsk savo klipą go@lnk.lt. O todėl, kad 1000 eurų yra geriausio klipo vertas prizas. Laukiam! Šeimos mėnesį užbaigiam su 5 studijoje ir namuose laimėtais Nissan šeimos automobiliais. O šį sekmadienį pasitinkame vasarą ir tėvo dieną su veržliu visureigiu Subaru Forester bei dar 4 automobiliais. Aukso puodė pergalės verta suma net 720 000 eurų. Pasimatome sekmadienį naujų laikų 19:30 per LNK. Programą remia Meister. Gira vertinantiems meistrystę. Šeštadienį lietuviškai įgarsinta premjera. Linksmesni už žaislų istoriją ir žalesni už kaukę. Vyružiai, sudorojame! LNK Superkine. Slaptoji komanda. Natalija, man labai gaila. Jums nepavyko. Čia tokia paprasta užduotis. Taip nedaug trūko, ne? Kokie jausmai tave apėmė? Norėsi pačiai pribėgti ir kaip voverį daužytos kamuoliukus? Tikrai taip. Kristų. Mielos merginos, po 9 žetonus jums visoms išskyrus pralaimėjusią Nataliją. Tęsime mūsų žaidimą. Antras etapas. Dabar statymai yra po 4 žetonus. Jūs tą žinot. Dabar būsit atsargesnė, ne, Natalija? Nu. Taigi, antra užduotis, galima sakyti, yra lemiama, nes po jos vienai porai teks palikti žaidimą. Vėl kreipsimės į kortas ir ką mums rodo šį kartą kortą, o Jėzus, koks gražus vaizdas, kas tai galėtų būti, tai yra gražios moters kojos su keliaraiščiu. Na, šitą tikrai kiekvienas vyras gali. Šitą tikrai kiekvienas vyras gali, sako Rosita. Gerai, pažiūrėsim, kaip jums seksis. Čia prireiks dėmesio koncentracijos ir susikaupimo. Ir dėmesio užduotis skamba taip. Kelis iš 10 keliaraiščių jūsų vyras įsidėmės ir vėliau suras tinkamą porą. Laikas apžiūrai yra 2 dienos. Juokaun. 30 sekundžių. Radistai, aš kviečiu jūs vėl parodyti, kaip tai daroma. Ateikite, stoti čia. Atrodytų viskas labai nesudėtinga, mes turim čia 2 merginas, Algis pradėjo pasakoti, o aš šiek tiek ir pabaigsiu. Mes su Jonu pademonstruosim, kaip šitą veikia užduotis. Turės vyrukai 30 sekundžių, merginų bus tikrai daugiau. Kaip reikia greitai ir įsiminti keliaraščius ir paskui atsakyti teisingai. Kurios? Damos, pademonstruokit savo gražią koją. Žiūrėkit, prašiai, net dreba. Jonai prieš tave moteris kokie batukai gražiai. Gerai, įsiminiai, uždenkit mergaitės, viskas. Jonai dabar įsivaizduok, kad užduotis labai nesudėtinga, bet įsivaizduok, aš tavęs tokį dalyką dar Jono paklausiu. Tu atsakai, pavyzdžiui, 10 keliaraščių teisingai. Tave žmona iš tikrųjų klaus. Iš kur tu tai viską gerai žinai? Ką tu atsakysi? Gal daug nuiminėjai visą laiką? Žiūrėk, Rolandai. Taip. Aš žinau, kad čia yra baltas, labai gražus. Toks, o čia yra juodas, taip? Ir čia toks juodas irgi. Labai smagu, kai merginos nesidrovi, kai jom keliam sukneles. Jos tai turės daryti pačios. Bet kokiu atveju pretenduojat merginos ir vyrukai laimėti 1500 eurų apsipirkti Magrės baldų centre. Rimtas prizas, reikia pasistengti. Aš tikiuosi, jūsų fotografinė atmintis yra geresnė negu Jono. Pradedam dabar nuo Robertos, antroji žaidėja. Roberta stato 4 iš karto. Rosita? Gerai. 5. Rosita. Nijolė, prašom. 6. 6. Natalija? Žiūrėkit, kaip jinai traumuota po pirmos rungties. Jūs galite pasuoti? 7. Gerai. Na, man reikia statyti jau. Statykit taip. Gražiai išdėliokit. 4 ir dar 3. 7. Puikiai. Roberta. Aš pasuoju. Pasuoja. Rosita. Šiaip spėjau, kad šitą užduotis parodys, kokie iš tikrųjų jūsų vyrai yra nepastabūs, kaip jiems visiškai nusispjaut, kokiam kojinėm jūs apsirengia ir kokios spalvos jūsų kelnai. Nu, kelnaitės gal svarbiau šiek tiek. Atkalbinėjai, kad nenusivilčiau? Aš tiesiog bandau jūs įmotyvuoti. Gerai, Rosita deda 7. Reikia dar vieno, nes Natalija uždėjo 7. Gerai, Nijolė? Pasuoja. Natalija? 9. Tik tai 9 gali būti. Taip, 9 gerai. Roberta? Aš jau pasuoju. Roberta jau papasavo. Gerai. Okay, Rosita? Pasuoju. Merginų 10. Pasuoju. Rosita pasuoja.
Jūs vėl... Nu, ką daryti? Jūs vėl raunatės ant grėblio. Gerai, aš visiškai nuoširdžiai jums palinkėsiu, kad šį kartą jūsų vyras tikrai galėtų ir ne tik tai šį vakarą, bet ir šiaip likusiame gyvenime atskirti, kokios kojos, koks keliaraštis pas kokią merginą. Gerai? Gerai. Tai pirmyn, tada linkiu sėkmės, radistai. Ačiū. Važiuojam. Ir vėl mes. Prašau. Ačiū. Tai ką, vėl 9? Prieš tai 10 buvo. Tu taip pasitikė savo vyru ir kadangi, žinai, jisai šokėjas, daug merginų pasėdeina, jisai įsimena jas visas, tai nori pasakyti ir keliaraščius visus prisimins. Nu, aš tikiuosi labai. Ką tu apie tai galvoji? Aš nieko apie tai negalvoju, nes net neįsivaizduoju, kaip tai seksis. Nes neįsivaizduoju, kas yra keliaraštis? Įsivaizduoju, kas yra keliaraštis, bet... Pagal ką? Pavyzdžiui, tu galėsi sudėti, kad žydras keliaraštis, didelė nosis. Arba ten, pavyzdžiui, merginas su baltu keliaraščiu turi barzdą. Arba ūsus. Mat, jeigu tai būtų, aš manau, kad tai būtų išties nesudėtinga. Bet aš kadangi visos merginos yra žavios ir visos... Ir ne visos su barzdom? Ir ne visos su barzdom, tai tikrai bus sudėtingiau negu. Tai reikia 9, kaip pirmoji užduotį. Tik 9. Nepasišiukšlink, žodžiu. Jeigu dabar atspės 8, aš dabar jau tavęs nebegalės. Einam žiūrėt moterų. O, kaip man pateikia šitą užduotį. Einam. Ką aš galiu pasakyti? Aš nenoriu nieko blogo prižadėti, tiesiog noriu jūs labai rimtai įspėti. Šita užduotis gali būti jums lemtinga, jeigu jūs jos neatliksite. Todėl, kad būtent po šios užduoties, kaip sakė Algis, kažkuri tai pora kris. Tad, jūs geriau pasistengkite, dirbkite komandoje. Vytautai, aš turiu 30 sekundžių, tu pažiūrėsi, žmona gali irgi žiūrėti. Ir po 30 sekundžių tada turėsi viską atsakyti mums. Teisingai. Merginos visos žavios, visos su juodom suknelėm, visos šypsosi raudonai. Aš tikiuosi, kad tu kažkaip įsiminsi. Ar tu pasirengęs? Ne. Tai gerai. Damos, jūs pasiruošusios? Mes fiksuojam 30 sekundžių, Jonai. 3, 2, 1, damos, atidengiam. Opa. Nežinau, kaip tu tai darysi. Spalvų, fasonas rimtas, spalvyčių gražių daug. Bandyk įsiminti, bandyk priderinti. Spalvos nedera. Aš ten spalvų nepažįstu kai kurių. Taip. Ką galėtum pasakyti, jeigu kaip mergina? Kiek liko laiko, Jonai? Prabėgo 23 sekundės. Prabėgo 23 sekundės, kai tik liko 5. 4, 3, kiek? 2, 1. Damos, nuleidžiam ir žemai. Žemai paprašysiu. Kokia tavo mėgstamiausia spalva? Žalia. O Jono, kaip tu manai? Kokia čia maikutė? Geltona. Super, labai gerai. Kaip ir pas tave. Atidengiam puodą. Visos spalvos aiškus, nenoriu aš tau pritrinti galvos, bet... Dabar tu turi, matai keliaraščių spalvas, ar ne? Kiekvienai merginai suteikti jos spalvą. Jeigu padarysi tai teisingai, tu liksi prie stalo. Ką tu čia dabar uostai? Ne, aš kaip patiekala. Aš galiu padėti. Gali padėti. O tu nesumaišysi, žinai, moteris vyrui gali ir nepadėti šitą. Vytukai, prašom, Vytautai, pradėk. Greičiau, tęs. Palauk, leisk. Trečia nuo galo. Moteris kontroliuoja. Jūs labai šeimynos. Kokia? Šitą čia, oranžinį, žydrą čia. O šitas neatsimenu, aš šitas nežiūrėjau. Jau viskas. Nešioji, kiek tu keliaraščius nešioji? Taip, patinka tau? Ta. Na, žiūrėk, jeigu viskas yra gerai, tai... Gražiai dama, ar šoki tu nakčia, dar gal dieną ir pašok. Kas galvoja pas tave? Atsižiūrėsi į vyrą namuose, kaip planuosi. Žiūriukas mažas išbrinkęs. Publika, kaip jūs galvojate, jis teisus ar ne? Reikėjo prisiminti tik tai 5. Taip. Ir žinai, vat kaip moteris, reikėjo, ašgi sakiau, kad reikėjo tau. Jūs nieko nesugebat. Atsimenu, kad daina buvo It's a final countdown. Paskaičiuosi. Žinai ką, aš nemačiau, bet aš turiu labai gerą nuojautą. Šitą duok. Nepasikliaučiau šiaip. Jeigu ką? Aš nieko. Jo. Galim dabar, užmaukimės ant kitos kojos, mergaitė. Jo, kad būtų paprašiau tikrinti. Mergaitės, leiskit man. ant kitos kojos. Matskonį, gali ir tu padirbėti, aš to leidžiu. Leidimą, aš leisiu to pasisijausti. Prašau.
Aš aukščiau negaliu. Žiedas neleidžia. Prašau. Aš padėsiu tau, kad tikrai nesimatytų. Kodėl nesimatytų, jeigu viskas matosi? Jau kam šitas darbas, bet Jonui labiausiai patiko. Nu, patinka. Jonai, prisidenk dabar. Man patinka spalvos labai. Jūsų plojimai, bičiuliai mano, padrasinkim merginas. Ai, gal tu, jo. Jau buvo. Yra. Sutapo. Ir palikim, taip ir palikim, atsistok iš šono. Gerai, taip ir palikim. Ačiū mergaitė labai. Reiškia vienas. Kaip čia? Yra! 2-2! 2 iš 2. Vanas, Šaf. 3-3. Wow. 3 iš 3? Labai gerai. Šaunuolė. Nu, tu ką, negalėjai prisiminti 5 spalvas. Na, 4-4. 4 iš 4. Labai gerai. Ką turim? Nu taip, gerai, 5-5. Sutapo? Puikiai, 5 iš 5. Na. Bet gražiai atrodo, ne? Bet tikrai gražiai atrodo. Tai ką, 6-5. Nu, pasižiūrim, kiek jau čia buvo. 6-5. Čia jau neteisingai. Čia palieka neteisingai kitoj pusėje. Aha. Čia kaip? Čia aš kur daviau, ne? Aš, matai? Aš daviau. Atspėjau, tikrai atspėjau. Ištaisė tavo, ne? Šiek tiek. Gerai. 7-6. Nu, šansų kaip ir nėra, nes jos dvi kaip ir sukeitusios, ne? Tai jau kaip čia. Gerai. Prašau. Tai, ką turim čia? Čia gerai? Viskas gerai? Puikiai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jūs labai faini, gražus, sąžiningai atlikot užduotį. Šį kartą dama pasireiškė labiau, padėdama. Aš tikiuosi ir namuose tokia tvarka, kaip yra šiandieną. Kaip tai būtų gaila, vieną porą turi palikti mūsų studiją šiandieną ir pirmieji esate dėja jūs. Jūs puikiai pasirodėte, jūs labai graži pora. Linkiu jums dar vieno vaiko. Publika palaikom nuostabę šeimą. Labai gaila, labai faina, graži ir drąsi pora, turint omeny Natalijos pasitikėjimą savo vyrų, kuris ne taip jau viską ir gali. Mielos merginos, Roberta, Rosita ir Nijolė, jums tenka po 14 žetonų. Ir mes pereinam prie trečios užduoties. Primenu, dabar statymai, minimalus statymas yra 6 žetonai. Kaip jaučiatės? Vienos jau neliko, ne? Gerai? Džiaugiatės, ne? Nijolė džiaugiasi. Rosita, dėkoju ir Nijolė. Prieš pradėdami trečią ratą mes išsiaiškinkim, ką mums sako kortos. Ir čia mes matom, kas tai yra. Greblys. Taip, tai yra žemės ūkio padargas, kuriuo žmonės kartais dirba, o kai kurie žmonės kartais užlipa ant jo ir turi bėdą. Tiesa? Užlipa ant grėblio. Kągi tai reiškia? Tuoj mes išsiaiškinsim. Trečia užduotis skamba taip. Kiek kiaušinių pritvirtintų prie šalmo, lipdamas ant grėblio, sudaužys jūsų vyras? Laikas 1 minutė. 1 kiaušinis lygus 1 žetonui. 1 sudaužytas kiaušinis lygus 1 žetonui. Roberta, žinau, kad jūsų vyras dažnai lipa ant grėblio, jis man sakė prieš filmavimą, bet niekarto nėra sudaužęs kiaušinio, ar tai tiesa? Tiesa. Bet šiaip gyvenime yra tekę jam užlipti ant grėblio? Metaforiškai šneka. O tikrai to žodžio prasme, kad išdaužtų kiaušinį? Jūs neužsima tokiais nekais namuose. Tikrai ne. Jūs darot ką tik norit, bet tik nedaužot kiaušinių grėbliais. Rosita, ko nepasakysi apie jūs, aš žinau, kad Klaipėdoje tas įprotis labai paplitęs yra. Jūs kai baigėt dainuoti savo grupę Rosita Junior, ne? Aš pardavinėjau kiaušinius tada turguje. Jūs pardavinėjot kiaušinius? Taip. Turguje. Taip. O jūs supratot užduotį? Pakartokit. Ne? Aš pasuosiu, jeigu ką. Jūs gal pasuosit geriausias būdas. Gerai, jeigu jūs nelabai suprantat užduoties, tada pažiūrėkim, kaip ją jums išaiškins žmonės, kurie dar gyvenime nėra užlipę ant grėblio, kuriems viskas prieš akį. Gerbiami radistai, prašom parodyti, ką reikia daryti trečioje užduotyje. Dėmesio. Kaip sako, tik tai kvailys gali lipti ant grėblio 2 kartus. Todėl šią užduotį atliksiu aš. Gerai, viskas labai nesudėtinga. Klasikinis, elementarus grėblys, vyrukai. Ir čia turiu šalmą su įsukamu kiaušiniu. Aš turiu laiką, per minutę reikės sudaužyti kuo daugiau kiaušinių. Taip. Bendras laikas bus stabdomas, kai reikės pakeisti kiaušinį. Jeigu kiaušinis sudaužytas, Jonas stabdo laiką, mes pakeičiam kiaušinį ir bandom iš naujo. Šios užduoties aš dar irgi nesu bandęs, todėl jeigu apalpsiu arba prasiskels galva, tai
praskelsiu pats savo galvą, ta prasme, tai sukit vietoj. Mažiau kalbėk, o daužyk kiaušus. 3, 2, 1, daužk. Palauk, ramiai. Kaip boba. Opa! Pataikau ar ne? Nepataikai. Tai kur? Galima pasakyti, Rolandui pavyko per 10 sekundžių sudaužyti vieną kiaušinį. Taip, viskas nesudėtinga, ar ne? Kodėl jūs du? Jeigu tu daužytum, jūsų vyras daužytų tokiu tempu, tai jisai per minutę sudaužytų 6 kiaušinius, bet jums spręsti, damos. Nieks kitas taip neišaiškintų, kaip galima gerai, tobulai ir greitai daužyti kiaušinį į savo šalmą, kaip Rolandas iš radistų. Gerai, mielas merginos, Rosita, jūsų yra pirmas statymas. Kiek jūs dedat? Žiūrėkit, skaičiuoju, iškart ne nuo 1, pradės nuo 4, aš negaliu patikėti. Jūs manot, kad jūsų vyras per minutę sudaužys 4 kiaušinius? 5. Gerai, Natalija, ką jūs? Nijolė. Aš prašau, Nijolė, ką jūs? Aš dar kartą pasuosiu. Nijolė pasuoja. Gerai, Roberta? Aš mąstau. Mąstau, gerai. Radistai pirmą sudaužė per 10, bet tikėtina, kad kiekvienas sekantis kiaušinis sudužtų greičiau. Nes žmogus yra toks sutvarimas, kad jis mokosi iš sudaužyti kiaušinių. Gerai, 6. 6. 5, 6. Rosita? Pasuoju. Pasuoja. Lieka Roberta su 6 kiaušiniais. Roberta sako, kad jos vyras sudaužys per minutę 6 kiaušinius ir mes linkime į sėkmės. Airidai, Roberta, eikit pas radistus. Sėkmės. Hei, Roberta! Robertėlė! Nieko. Susiderinę šiandieną puikiai atrodot. Klausyk, šiaip greblį rankose esi laikęs? Vieną kartą. Į galvą yra šovęs greblys tau kad nors? Vieną kartą. Yra šovęs? Jo. Ir kaip? Kiaušinio nebuvo, tai skauda buvo. O kiaušinio esi į veidą prasileidęs? Ne. Aš galiu tau tai pasakyti. Kadangi tu ten sėdi, tau daug galvoti nereikia, tau reikia šį kartą dirbti ir atlikti viską, ką tau užduoda. Varyk greblių iš visos jėgos ir kuo daugiau ir kuo dažniau. Gerai? Gerai. Viskas, važiuojam! Atrodytų viskas nesudėtinga, aš tau padėsiu, įsuksiu ir išsuksiu visus tavo kiaušinius, gerai? Aš būsiu tas arbitras, kuris numinės laiką, yra lygiai 1 minutė ir tik 6 kiaušiniai. Taip, labai nesudėtinga, kaip tavo žmona sakė. Daužyk stipriau, iš pat apačios, nes jeigu nesudaužysi iš tų kiaušinių, žinai, ką padarysi tavo kiaušiniais. Jo, įtariu. Jaudinės, tiki? Taip. Viskas gali būti gerai, viskas gerai. Kažkokie patarimai gal paskutiniai? Patarsiu. Ne? Gerai. Riekan jo, jisai tik tai taip supranta. Kai aš sakysiu startas, tu jau pradedi, gerai? Taip. Prisijungit prie manęs. Atkeliauja kai kas įspūdingo. Kiekvienos grindys yra kažkieno lubos. O kaimynų langas gali tapti futbolo vartais jūsų vaikui. Todėl įsigijantiems Ergo gyventojų turto draudimą dovanojame asmens civilinės atsakomybės draudimą, kuris atlygina kitų turtui ar sveikatai padarytą žalą. Ergo. Apdrausti reiškia suprasti. Vairuotojau, greitai gali likti kaip automobilis be ratų. Jei nepasikeisi seno vairuotojo pažymėjimo, į darbą kulniuosi. Atostogų keliausi autostopu. Nelik be teisės vairuoti. Nelauk paskutinės minutės. Kaip pasikeisti seną vairuotojo pažymėjimą, sužinok www.regitra.lt. Rekordinis automobilių ir motociklų festivalis Lietuvoje. Birželio 10-12 dienomis Kazlų Rūdoje. Lietuvos ir Baltijos šalių drag čempionatai. Automobilių ir motociklų paroda. Koncertai, pramogos. Renginio radijas Relax FM. Informacija Dragfest.lt. Loto Vikingų. Laimėjimai mūsų. Šią savaitę varžomės dėl 3 pagrindinių prizų. Aukso puodė 29 milijonai eurų. Didysis prizas – 1 000 000 eurų. Lietuvai skirtas auksinis prizas – 734 000 eurų. Vikingų loto. Biletai terminaluose ir perlas.lt.
Atėjo laikas padėkoti Lietuvos žmonėms už sparnus. Nerūnas. Muzika Lietuvai. Išskirtiniai koncertai su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Rėmėjai. LNK, naujienų portalas Delfi. Visų laikų didžiausias švedų elektroninės muzikos festivalis Summerburst Baltic jau birželio 11-12 Vingio parke. Ar aš nelaiku? Žanas Pieras žinomas maisto kritikas. Žinau. Restoranų dar neatidarėme, sere? Nieko tokio. Aš norėsiu ko nors paprasta. Ha! Mano degantis desertas. Ponas Žanas Pieras. Tai viską nušluos. Jis pamirš savo paties vardą. Pames galvą su visomis mažomis garbanėlėmis. Ką? Ne. Pamesite galvą ir jūs, nes dabar išmaniųjų telefonų kainos vos nuo 1 euro kartu su sparčiojo 4G interneto planais. Išsirinkite savo tinkamiausią modelį. Garbanos, sakai. Taip, garbanos. Labai gražios garbanos, taip, taip. I'll see you at the opening. Good luck. Yeah. Tele2, ką mokėti daugiau? Aš Eimi Sedaris, skalbinių ekspertė. Sudrebinsiu jūs naujųjų Lenor Unstoppables granulių gaivos banga. Pirmiausia, įpilkite šių nenuilstančių kvapiųjų granulių į dangtelį, naudokite mažai arba daug. Įpilkite jų skalbyklę kas kartą prieš skalbdami ir jos suteiks jūsų skalbiniams ilgai išliekantį aromatą. Iki 12 savaičių. Nesustabdoma gaiva. Auksinis balsas ir jaudinančios meilės dainos. Мне слов не надо, когда ты рядом. Nikolajus Baskovas su nauja teatralizuota programa Žaidimas. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Informuoja Rusradio LT. Lietuviai yra nykstanti tauta, tik pažiūrėk, kaip jie susipažįsta. Neleisk Lietuvai išnykti, registruokis Flirtas LT. Ką tu? Vaistinėse Kamelija ypatingas pasiūlymas. Maisto papildas odai, plaukams ir nagams Vivavit 30%. CCMed plaukų priežiūros prekės 30% pigiau. Nuo pėdų grybelio Exoderil už ypatingą kainą. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistus vartoti kaip nurodyta. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Naujosios Pampers. Vienintelis tolygiai drėgmę paskirstančios sauskelnės su 3 sugeriančiais kanalais. Mažesnis išsipūtusių šlapių sauskelnių efektas ryte. Tai privers jūs susimastyti, kur visą tai dingo. Roko muzikos legenda jau visai arti. Iron Maiden. Birželio 23 jie išplėš jūsų širdis didžiausioje Lietuvoje Žalgirio arenoje Kaune. Renginio radijas M1+, portalas Delfi, bilietus platina Bilietų pasaulis. Puolėjo pečiai neša daugiau nei vardą. Jie atlaiko vienų pagiras ir kitų kritiką. O kai žaisti nesiseka, jie prisijama visą atsakomybę. Bet laimėję, jie gali kilnoti trofėjus. Vienintelis dalykas, kurio jie neturėtų nešioti, tai pleiskanos. Tegul skalbyklę prijungia specialistai. Taip sumažinsite vandens patekėjimo ir užliejimo riziką. Draudimo bendrovė Gjensidige. Pasitik vasarą su BTV filmais. Šiandien Leonardo DiCaprio ir Melo Pinklės. Rytoj komedija. Vaikinams tai patinka. Trečiadienį Super audra Sietle. Ketvirtadienį 13 rajonas. Lytų rūmai. O penktadienį Naujieji samurajai. BTV filmai darbo dienomis 9:30. Vasaros vakarai su Nuo iki. Kam pavyko užkariauti veidų tyrinėtojo Marko Lučino širdį? Ir kokias sėkmės pamokas už Atlanto išmoko Evelina Young. Geriausios istorijos nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 9 per LNK. Programą remia Meister. Gira vertinantiems meistrystę.
Šeštadienį lietuviškai įgarsinta premjera. Linksmesni už žaislų istoriją ir žalesni už kaukę. Vyružiai, sudorojame! LNK Superkine. Slaptoji komanda. Sėkmingiausias turkiškas serialas. Milžinišką populiarumą pelnęs net telenovelių tėvynėje. Ir lietuvių širdis pavergusio serialo Uždrausta meilė žvaigždė. Juoduosius meilės deimantus keičia turtuolė vargšė. Jau greitai per LNK. Penktadienį. Komedija Be stabdžių. Movie star named Roger Moore. Save vaidinančios kino žvaigždės. Pakvaišėlių lenktynės. Spausk pedalą ir junka ranką 7:30 vakare. Jausmingos istorijos. Kasdien per LNK. Po 2:45. Ar svajonių princas sugebės susigražinti mylimąją? Po 2:35. Juodieji meilės deimantai. Ko griebsis priešai, kad sužlugdytų jų meilę? Meilės istorijos. Šiokiadieniais per LNK. Baltoji varnelė. Skaniausių atostogų ledai. Šeštadienį 10. Elijus ir karališka jachta. O 5:30. Laikrodžių stabdytojai. Sekmadienį 10:10. Prezidento šuo. 5:12. Džordžo ir drakono nuotykiai. O be 5:02. TKKG ir paslaptinga proto mašina. LNK kino pusryčiai. Šeštadienį ir sekmadienį. Kai stumdosi giminaitės. Tau negėda. Ir aršiai grumoja kaimynai. Prakirsta, veidas. Atsakymų ieško 24 valandos. Aš dabar turiu naują draugą. Nuo pirmadienio iki penktadienio be 5:30 per LNK. Lūpytės padažytos, miniakas irgi vietoj. Šitos tamstos mokytojos nesustabdys niekas, nes smegenis įpudrina ne prasčiau nei dailę nosytę. Komedija su Cameron Diaz. Aфиgenna mokytoja. Šeštadienį per LNK. Atrodytų viskas nesudėtinga, aš tau padėsiu, įsuksiu ir išsuksiu visus tavo kiaušinius, gerai? Aš būsiu tas arbitras, kuris numinės laiką, yra lygiai 1 minutė ir tik 6 kiaušiniai. Taip, labai nesudėtinga, kaip tavo žmona sakė. Daužyk stipriau, iš pat apačios, nes jeigu nesudaužys iš tų kiaušinių, na, žinai, ką padarysi tavo kiaušiniais. Jo, įtariu. Jaudinės, tiki? Viskas gali būti gerai. Viskas gerai. Kažkokie patarimai gal paskutiniai? Patarsiu. Gerai. Riekan jo, jisai tik tai taip supranta. Kai aš sakysiu startas, tu jau pradedi, gerai? Taip. 3, 2, 1, startas. Yra? Šaunuolis, labai gerai. Važiuojam. 1 sekundė. Tai jeigu toj kais tempais, tai 60 kiaušinių mes turėsim. Pasiruošęs? 3, 2, 1, startas. Yra. Labai gerai. Aš neturiu ką pasakyti. 3 sekundės ir 2 kiaušiniai. Jeigu būtum karatistas ir taip daužytum kiaušinius, aš tas bijočiau. Gerai, pasirengęs. Tavo lemputė šviečia. Jonai. Gerai. 3, 2, 1, startas. 4 sekundės ir 3 kiaušiniai. Gerai, pasiruošęs? Jonas leidžia laiką. 3, 2, 1, startas. Silpni kiaušiniai kažkokie. Tu stiprus. Čia galėtumėm jį pavadinti One Take Daddy. 5 sekundės ir 4 kiaušiniai. Kas galėjo pagalvoti, kad daužyti svetimus kiaušinius taip lengva? Ar malonu? Norėtum gal tokį išperėt pabandyti? Malonu daužyti svetimus kiaušinius, ką? Labai. Gerai. 3, 2, 1, startas. 5 kiaušiniai ir tik 6 sekundės. Nepradėjai žiovau dar? Ne. Didžiuojasi savo vyru? Žinoma. Aš irgi didžiuojuosi tavo vyru. Visa Lietuva didžiuojasi tavo vyru. Tavo mama tavim didžiuojasi. Mano mama tavim didžiuojasi. Kad tu žinotum, ką mano močiutė dabar daro prie televizorių. Bučiuoja jį. Paskutinis šansas. Kaut taip, kad visi dainuotų. Viskas. 6 sekundės kaip ir prabėgo. Liko paskutinis kiaušinis. Turi 54 sekundės. Gali paimprovizuoti. Bandom. Prasisukti kažkaip ir spėsi. Tai 3, 2, 1. Man atrodo, to buvo per lengva. Padarom tokį dalyką.
Aš tave apsuksiu 3 kartus rateliu, o tu tai darysiu užsimerkęs. Pasiruošęs? Okay. Užsimerk. Važiuojam. 1, 2, 3. Gerai, užtenka, Vladai, Stok. Būk užsimerkęs. Mink. Šaunuolis. Labai gerai. Duo 5. Kad ir kaip mes besunkintumėme užduotį, ši šeima ir šis vyras tikrai gali. Šaunuolis, sveikinu tave. Jums atitenka 6 kiaušiniai, 6 žetonai. Pliusas yra. Sveikinam Robertą ir Airidą. Labai nesunkiai. Vienas po kito 6 kiaušiniai sudužo ir dabar, man atrodo, Roberta, jūs esat lyderė. Aš jums dabar duodu 30 žetono iš banko ir su visais jūsų žetonais jūs turite 122 žetonus. Sveikinam. Nijolė, jūs turite 105 ir jūs esate antroje vietoje ir Rosita, dėja, jūs kol kas turi 98 žetonus ir jūs labai žemai puolėte, aš iš jūsų to nesitikėjau. Ir dabar jūs turėtumėte imtis kažkokių tai ryžtingų veiksmų, jeigu nenorite iškristi, nes dabar mes turėsim 4 ratą, po kurio kažkas vėl iškrenta. Ką jūs į tai, mano raudonoji ledi? Kažkaip nebaisu visą. Ne, rimtai? Aš galiu su savo vyru, kad ir ant žemės mėgoti. Jūs galite savo vyro, kad ir žemės, paplokite, jei tegul parodo, kaip tai daroma ant stalo. Gerai, po laidos. Prisišnekėk. Ko tik nepridaro tiek klaipėdiečiai, ne? Gerai, dabar statymai bus po 8 žetonus. Prašom man juos duot. Taip, Marinas. Čia įtampa auga, aš galiu jausti tai per stalą, kaip virpas stalas. Primenu dar kartą, kad po šito rato kažkurį iš jūsų krenta ir Rosito situacija yra pati blogiausia. Dabar pažiūrėkit, ką rodo korta. Štai ką rodo. Šokdynė, kamuolys ir 2 vyriškiai. Spėjau, kad čia radistai iš profilio, čia tikrai jie berniukiški, tokie nekaltais profiliukais su šortukais, kaip ACDC gitaristai. Užduoties esmė, merginos, yra štai tokia. Kiek kartų sėdėdamas ant šokinėjimo kamulio, jūsų vyras be klaidų peršoks per šokdynę? Bandymų yra 3, 1 žetonas yra 1 peršoktas be klaidų kartas. Ar viskas aišku? Tikrai ne. Rosita daro nieko nesuprantančio žmogaus veidą. Dėl to mes paprašysim vėl mūsų asistentų radistų visą tai parodyti praktikoje. Prašom. Grįžtam. Jonas atsitempė savo kamuoliuką, kurį iki šiol nuo darželio vis dar turim. Užduotis pakartosiu dar kartą, labai nesudėtinga. Sėdim ant kamuoliuko, mes su juo nustovėsime iš šonų ir mesime šokdynę per viršų, ar ne? Kiek damos pasakys kartu vyrukas peršoks per mūsų šokdynę, tiek žetonų bus laimėta. Jeigu jisai suklys sukimo metu, ar ne, galės pradėti iš naujo. Ir taip, nesustojęs, be jokių trikdžių turės peršokti užduotą skaičių kartų. Jeigu sustos, 3 kartus galės pabandyti iš naujo, ne? Taip, tai viskas paprasta. Damos, kiek jūsų vyras gali? Ar jūsų vyras iš vis kažką gali? Pirmoji šaukia savo skaičių Nijolė. Tikrai nėra lengva daryti sprendimą tokiai situacijai. Jis stato 1 kartą. Jis mano, kad jos vyras Darius peršoks tinkamu būdu šokdinę. Aš šiaip 10 laisvai padarau gerą dieną, netgi 15, bet čia yra ypatinga diena, kuri yra kupina į tampos. Jūs, Robertas, spėjau, pasuojat? Tai žinoma. Jūs pasuojat, tai sako, žinoma, gerai. Rosita, tai yra didysis jūsų šansas. Pavojingas jūsų šansas. Jūs statot 5, ar jūs gerai vertinot savo vyro šokinėjimo šokdinę tinkamą būdų per kamuolį savybės? Čia toks intimus klausimas buvo. Tai nėra intimus klausimas, tai yra dalykiškas klausimas, į kurį reikia dalykiško atsakymą. Aš manau taip. Jūs labai stipriai, man rodo, blefuojat. Bet ką, žinau, gal jūs tik tuo ir užsiimat su vyru, kad šokinėjat tinkamą būdų per kamuolį šokdinę. Mes negalim to žinot. Nijolė? 6. Jūs dedat 6. Rosita? 1, 2, 3, 4, 5. Roberta, kol Rosita masto, aš jums pasakysiu, kad jūs bet kokiu atveju, kol jinai nemasto, jūs pasakysiu, kad bet kokiu atveju esate jau finale su savo turimais žetonais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rosita dėlioja 7 žetonus. Ką sakys Nijolė? Ką mano publika? Jūs trinat ranką, kaip būna tie vabžiai maldininkai. Jo. Publika labai pasyvi šiandien. Vieni rodo į viršų, kitą ją pačią laikus. Daugiau padrasinančių yra.
Aš primenu, pagal taisyklės į savo vyrą žiūrėti negalima, kas yra ir techniškai labai sudėtinga, nes vyras sėdi kaip tik už nugaros Nijolė. Ką jisai rodo? Ką jisai rodo? Jisai daro skirtingai negu jūs, jis nedaro vabalo valdininko judesių, jisai gana gerai jaučiasi, sakyčiau, gana užtikrintai, bet aišku viena, kad jo žvilgsniai yra labai daug meilės į jūsų pakaušį. Įtemptas momentas. Rosita, jūs visą laiką taip nesirūpinat ateityje. Savo vyru? Jums visiškai tas pats, atrodytų, lyg tai jūs būtumėt suvalgiusi kramtomos gumos su trankviliantais. Net jeigu jums nepavyks, jeigu jūsų vyrui nepavyks peršokti 7 kartus per kamolį, jisai... Palaukit, man su vyru? Ne, jisai laisvai galės peršokti 7 kartus per jūs namuose. Oi, nu tai čia... Tas nėra draudžiama, taisyklės neapibrėžiamos. Tai kuo greičiau baigsim šitą žaidimą, to jis greičiau galės šokinėti per mane. Taip kad statyk. Žinot, 7 yra neporinis skaičius, peršoks per 7 kartus jūs neauksit. Vieną kartą, kai peršokai per žmogų, jis neauga, reikia 4 kartų peršokti. Todėl statysit 8, po to, kai Nijolė nuspręs, ką daro, jeigu jinai statys daugiau. Ir čia yra 8. Vieno daugiau negu Rosita turi. Jo? Taip. 9, Rosita nėra ką praras. Nijolė. Jeigu labai nervuojatės, galite pažaisti hokėjų su žetonais, duodu jums 10 sekundžių. Ne, aš tiesiog galvoju. Jūs dirbat, kiek žinau, darbą susijusi su šituo stalu. Nu, ta prasme, jo, dirbu kazino. Ką jūs darote, tenai lošiate ar išlošiate? Ne. Žiūrit, kaip žmonės pralošinėja. Taip, aš žiūriu. Kiek kartų yra tekę apsiverkusi vyriškį priduoti policijai? Policijai neteko, bet pamatyt, kaip nelaimi ir pralošit iš tikrųjų daug kartų. Baikit čia kalbėti, sutikit. Gerai, taip. 10 arba daugiau. 10. Rosita. 11 arba daugiau. 11. Jūs pasuojat. Rosita pastatė. Aš be batelių sėdžiu, aš užsidėsiu batelius ir veisiu šakinėti, gerai? Gerai, kad tai tik bateliai, be kurių jūs sėdit. Situacija yra tokia, kad finale bet kokiu atveju žais Robertai turi daugiausia. Ir dabar Rosita ar Nijolė. Rosita sudėjo 11 žetonų, tai yra, jį prezimuoja, kad jos vyras peršoks iš 3 bandymų ne mažiau kaip 11 kartų per kamolį. Mes linkim jums sėkmės, Rosita. Ačiū. Pirmin. Rosita. Mielas mano bičiulė, pagaliau tu laisvas. Klausykit, ilgai prasidėta, žiūrėjai prieš tai buvusias užduotis, ar ne? Jūs vis tiek, aš įsivaizduoju, mes tai būtumėm šitas atlikę. Taip galvoj? Jo, ypač skiaušiais. Šimtai? Bet tai reiškia, kad šitą atliksi, mirtinai? Aš labai parodyk savo biceps, aš tikiuosi Jerauminis jam šiandieną padės. Tai ką, bičiuliai, atidėnkim užduotį. Na kągi, aš tikiuosi, tu esi pasiruošęs, tu turi 3 bandymus. Atsipalaiduok, įkvėpk, tave yra kas palaiko, publika palaiko tave. Turi 3 bandymus, tau reikia atlikti 11 šuliukų nesuklydus. Mes, kaip galėtume tau padėsim, suksim kuo lėčiau, gerai? Na ką, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gerai, neblogai. Geras buvo, 7 buvo geras, tikrai? Laimingas skaičius. Širdelė kaip? Kur palauk? O kur tai yra? Kairiai. Ai, čia. Beširdis vyras. Nu nieko, mes to gražinsim, to ir pulsą, ir širdį. Gerai. Prašokti 11, gerai? 6 turiu. Ne, nuo 0 dabar vėl. Vėl nuo 0? Taip. Aš tada sakau 11 kartų be Duok ašaras surink. Surink ašaras, imk atsigerdabar. Ašgi tau sakau, tu negali suklysti. Tai 11 kartų nesuklysti. Supratau, dabar viskas. Namuose pasipyksit. Aš išeinu jau. Dabar reikia laimėti. 11. Rembo susikaupė, Stalonė. Perduodam jį. Geros energijos. Gerai. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mes irgi gerai pavarėm, Sveikinam, jūs esat finale. Jūs esat finalistai, labai jūs sveikinam, 11 žetonų jūsų. Geras.
Nieko savo, kaip jis gudriai darė, ne? Įsivaizduok. Bet mes irgi padėjom. Jis pasisuko, jūs padėjote, bet jūs negalėjote padėti daugiau, negu jūs fiziškai galėjote. Mes skaičiavome. Jisai pasisuko šonu, gudrusis Edvinas. Rosita, kaip tu jautai? Tu tik tai tylėjai girdėjai, tu neskaičiavai nieko. Tu taip. Drebėjai? Šiek tiek drebėjo, bet... Jinai kikeno dėl to, kad padarė neįmanomą užduotį, jūs ją įvykdė. Tu pasisukai iš šonų, tu pradėjai stebėti Rolandą, matėjai, reiškia, virvę. Kur tu žinai? Klausykit. Jis man tada buvo... Savo vyro fizinius pajėgumus žinau tik tai aš. Dabar jau žinom ir mes. Ką aš žinau? 11 kartų. Surimtėkim. Mes turim situaciją štai tokią. Roberta yra finale, sveikinam tave, mes jau sveikinam. Prieš tai Rosita mes tave sveikinamės, tai irgi Rosita finale. Bet... Nijolė užuojautukas, Dariau užuojautukas, tu nieko nepadarysi. Rosita parodė charakterį, kokį gali parodyti tik tai Klaipėdoje gyvenantys žmonės. Mes sveikiname Edviną ir Rositą, jūs esat finale. O dabar mes palidėsim. Taip, Nijolė, nesužaidėt, sužaisit namuose, gerai? Kaip gaila. Vyrutį išleidžiate iš tavo narvo. Nusiveskit ją į kiną, radistai. Mes nusivestim tavo žmoną į kiną. Nieko, tave. Einam. Gerai, o mes grįžtam prie finalo. Dėkoju radistams, dėkoju likusiems finalininkų poroms. Aš sveikinu jūs abi poras, Rosita Edvinai ir Roberta Eiridai. Dabar mes atnešim naujus žetonus. Aš jūs turbūt nuliūdinsiu kažką iš jūsų, kas turėjo daugiau žetonų, bet taisyklės yra tokios, kad finale viskas yra nuliuojama nuo nulio ir jūs gaunat naujus žetonus. Prašom jūs atnešti čia, radistai. Pas ką daugiau, jeigu ne pas mane, visi geriausi žetonai, jo nepadalink. Damas, nenusipinkit, kažkurį jūsų turėjo gal ir daugiau taškų, kažkurį turėjo mažiau, bet dabar turėsite po lygiai. Ačiū, gerbėmiai radistai. Visada, kad atneštų sėkmę. Sėkmės. Padėk atgal į vietą. Mandras kaip gandras. Zipafemo sukčiai. Aš linkiu jums abiems sėkmės, aš linkiu jums visiems keturiems sėkmės. Jūs esate dvi poros. Ir štai dabar finalinė užduotis, po kurios paaiškės, kuri iš porų gaus didįjį vakaro prizą. Tai yra 1500 eurų čekį Magrės baldams gauti. Paploja. Ir kągi mums sako paskutinioji finalinė korta, ji rodo štai tokį vaizdelį. Ką jūs į tai? Tai yra svarmenis. Svarmenis? Liaudyje žinomi kaip štangos. Štangos su blynais. Labai gerai žinau, kas tai yra. Kas tai yra? Labai gerai žinau. Jūs užsiminėjot kultūrizmu? Yes. Ne, kultūrizmu. O kas tai buvo? Fitnesu. Kultūrizmas jau yra daug, ten labai. Kultūrizmas tai čia, kur marozai užsimo, fitnesu tai, kur gražios merginos kaip jūs. Taip. Gerai. Klausykite dėmei, Roberta ir Rosita ir jų antrosios pusės, kaip skamba finalinė užduotis. Dėmesio. Kiek laiko, gulėdamas ant nugaros, jūsų vyras, kuris gali, išlaikys jūs atsistojusią ant jo rankų. Vienas žetonas yra 2 sekundės. Tai yra, Rosita, jūs kaip fitnesininkai, tai yra įprasta, jūs nekartą treniravotės turbūt su savo vyru, laikydavot ir stumdydavot. Roberta, tai jūs yra kažkas naujo, bet aš nemanau, kad jūs pralošit. Taigi, jūs išlaikot savo vyrą. Ką aš čia rodau? Pakvieskim radistus, tegul jie ir parodo, kaip tai daroma. Radistai, prašom čia. Trampam-pam. Atsargiau. Mes turim netgi, kaip sakant... Eksponatą? Jonai Gulkis. Mano. Mergina, tuoj parodys, kaip reikia. Man patinka gultis. Aš ateinu į pagalbą, plaukit. Ne, taip. Ar taip? Tai kur, daidai tau sėst gal? Rimtai šitą? Algis paaiškino užduotį. Jūs dažnai darot savo laidose radistuose, ne, ZPFM? Taip, visada. Iš balso aš jaučiu, kad tu jam atsisėdi būnės ant radijos, vos prašnekė. Taip. Ir antroji daly, tada tu vos prašnekė, jis būna atsisėdęs ant. Ne, tada būna kitkas visam pirmoji. Supratau, gerai. Pabandom, gerai, pažiūrėkim. Aš atėjau pagalbą, nes čia reikia 2 vyrų pagalbos. Aš žiūriu į lempas. Pakelk jį į viršų, nu. O kam jį į viršų kelti? Ištiestos rankos turi būti. Turi būti ištiestos rankos. Skaičiuojam laiką. Ištiestos rankos, mergina stovi, aš nieko nedarau, mes ją tik tai prilaikom jai lygsvarą. Skaičiuojamas laikas. Ištiesk rankas, alkūnės ištiesk. 2 sekundės yra 1 žetonas. Kiek žetonų Jūs nepatikėsit, kaip man sunku, bet ir gera. Klausykit, aš nesu kačiokas. Bet aš išlaikau. Gerai, užtenka, aš manau, Jonas pasigyrė, jisai turi galių, galėtų būti tikrai Cirque du Soleil solistas. Šaunolė. Juk mano suknelė svers dar kokie papildomai 3 kilogramai. Gerai, surimtėk. Bet juk tavo vyras
Gali. Dėmesio merginos, Roberta, Rosita yra labai svarbus niuansas, tiksliau, tai jis yra svarbus jūsų vyrams. Jūs galit pasirinkti, ponai, laikyti savo žmoną ar ką tik matytą asistentę, tam, kad būtų svoris lygus abiems. Gerai? Rosita, jūs esate po 4 turų lyderė dabar. Todėl rinkitės, ar pradėti statyti, ar perleisti teisę Robertai. Ką jūs sakate? Aš statu. Jūs statot. Gerai. Rosita statot. Vienas žetonas? Vienas žetonas yra 2 sekundės. Mes matėm, Jonas išlaikė geras 15, mažiausiai, man atrodo, 2 sekundės išlaikė. Tai skaičiuokime. 3, 6 sekundės, 4, 8 sekundės, 5. 10 sekundžių manau, kad išlaikys. Gerai. Gerai, pradžiai tiek. Tiek to. Jūs, aišku, pasuojat. Ne, aišku, ne, kuriu. Roberta dabar galvos, kiek jos vyras gali. Tai 20 tada. 20, reiškia sekundžių ar? Sekundžių. 10 žetonų. Taip. Logiška. Rosita stato 11 žetonų ir tai yra 22 sekundės. Roberta. 24. 12 žetonų, 24 sekundės. Gerai, jūs gali daugiau nestatyti. Rosita, skaičiuokim žetonais, tos sekundės mus klaidina. Jūs statot 14, ne, kiek čia yra 13. 13 žetonų. Gerai, Roberta. Reikia vietos pasilikti, ne? Nebambėkit, Roberta masto dabar. Jūs 14. Jei kenkit, 14, gerai. Primenu, pagrindinis prizas yra 1500 eurų vertės čekis, magrės baldose, išsirink ką nors labai gražaus. Jos toliau stato, aš nedavau leidimo, Rosita toliau stato. Nu gerai, suskaičiuokim. Dabar kiek pas jūs yra Rosita žetonų? Paskaičiuokim. Gerai, 13, 15, 16, 17, 18, 20, Man jau linksma. 26. Jūs galite statyti 27 arba daugiau. 27, tai čia laikas bus valanda ir 4 minutės. 54 sekundės būtų. Taip, jeigu stato 27. Gerai, statau. Prašau. Gerai, aš matau, mes turim šiokią tokią betvarkę čia pas mus ant stalo. Palikim to žetonus ramybėje, tuoj baigsis ir juos sunku skaičiuoti. Darom taip. Nuo šiol aš sakau, kad Rosita šaukia minutę. Jūs šaukėt kiek? Minutė 2. Minutė 2, teisingai, po 2 sekundės. Jūs šaukėt kiek? Minutė 10. Minutė 10. Jūs? Minutė 12. Minutė 12. Minutė 20. Minutė 20. Minutė 30. Minutė 30. Minutė 34. Minutė 30. Ar jūs gerai pagalvojat? Taip. Gerai, minutė 34. Roberta? Pasuoju. Roberta pasuoja. Mes priėjom prie labai įdomaus išsirutuliojimo. Rosita, pažiūrėkit jos vyrai, jisai daro verkiančio vaiko veidą. Minutė 34. Nuvarytus arklius nušauna. Nuvarytus arklius nušauna, tik ne mūsų laido. Gerai, Rosita sako, kad jos vyras išlaikys. O ką jis laikys? Asistentę. Minutė 34. Bet tą pačią. Rosita, ne jūs sprendžiat, beje. Vyras sprendžia, ką laikyti asistentę ir jūs. Asistentę, aišku. Edvinai, ką nuspręsi? Asistentė, gerai, jisai sako. Asistentė jau dabar. Gerai, aš linkiu Edvinui sėkmės. Aš to prižadu, kad vakarė aš irgi daug išlaikysiu. Čia tas pats, kad išlaikyti 10 kačių 5 minutės. Rosita, prižadėjau, kad išlaikysiu vakarę tiek pat. Ar daugiau. Aš linkiu sėkmės. Kviečiam radistus ir tegul jie pateisėjauja ir pasistuoja ir pažiūri, kad viskas būtų sąžiningai. Radistai, pirmin. Asistentė, ateinam. Kolega, susitikom dar kartą. Tam vis sportinės užduotis. Jisai šokinėja. Ateik čia. Iš tikrųjų, stiprus psichologinis momentas čia yra, aš to galiu pasakyti, todėl, kad gali būti, kad tu neišlaikysi, tada jie laimės, ne? Bet tu neprieštarautum savo žmonai, gal tu norėtum... Draugė. Gal tu neprieštarautum savo draugai, gal tu geriau norėtum ją laikyti? Iš principo, ja. Iš principo, ne? Nes jinai taip panorėjo. Net grinai, ne dėl savęs, ta prasme. Tikrai dėl jos. Taip, bet tiek to. Kiek stumi? Matau, kad esi kačiokas toks. 16 kilų. 116. 116. Ne, nežinau. Kiek nuo krūtinės gali išpešti? Nuo papo. Maždaug 120. Kiek tu sveri? Aš? 50. Mergina sveria 50. Bet tu supranti, kad jeigu tu dabar pralaimėsi ir neišlaikysi minutę 34... Skyrybos. Ateik, galėsi į ausį pariekti. Ateik čia. Nekauju. Bet kad mėgosit ant grindų, tai faktas. Jo. Na kągi, o mes keliaujam atlikti užduoties. Raum! Omnitel vitrina.
Dėmesio centre šią savaitę išmanieji vos nuo 2 eurų per mėnesį. O Huawei P9 su dvigubu objektyvu 21 euras per mėnesį. Ieškokite Omnitel salonuose arba omnitel.lt. Prisijungit prie manęs. Atkeliauja kai kas įspūdingo. Kad plaukai gundytų ir būtų be pleiskanų, išbandykite naująjį Head & Shoulders narišinkėją su levandų aromatu ir natūraliu būdu išgautais ekstraktais. Maitinama galvos oda, nuostabus plaukai ir iki 100% mažiau pleiskanų. Tokie gundantys, kad niekam nepavyks atsispirti. Naujasis Head & Shoulders narišinkėja. Atėjo laikas padėkoti Lietuvos žmonėms už sparnus. Nerūnas. Muzika Lietuvai. Išskirtiniai koncertai su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Rėmėjai. LNK, naujienų portalas Delfi. Nuo tada, kai Audrius pradėjo pirkti skalbimo miltelius Bonux, jam tai patinka, kaip kvepia jo skalbiniai. Ei, brangusis, ar ten ne šuns rankšluostis? Ei, mano rankšluostis yra tavo rankšluostis. Bonux pašalina purvą, o speciali kvapų technologija suteikia stulbinamą gaivumą. Bonux ne 1, ne 2, bet 3 kartus ilgiau išliekanti gaiva. Pradžiugink tėtį puikia dovana. Iliustruotojo mokslo prenumerata. Užsakyk jau dabar. iliustruotasismokslas.lt. Mažiausios kainos pigu.lt istorijoje grįžta su trenksmu. Šiandien nuo 20 valandos. Beprotiškai geri pasiūlymai, beprotiškai geromis kainomis jau dabar laukia tavęs. Daugiau informacijos pigu.lt. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis. 25% nuolaida varškį ir glaistytiems varškės sūreliams, 30% nuolaida pomidorų padažui ir kečupui, bei 35% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros priemonėms. Praktiški žmonės renkasi Norfa. Legendiniai 90-ųjų hitai užkariauja Vilnių. Culture Beat, London Beat, Sandra. Gruodžio 12. Pramogų arena Vilnius. Renginio radijas N1+. Iki birželio 1 tik nuo 19 eurų. Loto vikingų. Laimėjimai mūsų. Šią savaitę varžomės dėl 3 pagrindinių prizų. Aukso puodė 29 milijonai eurų. Didysis prizas – 1 milijonas eurų. Lietuvai skirtas auksinis prizas – 734 tūkstančiai eurų. Vikingų loto. Biletai terminaluose ir perlas.lt. Diena tampa naktimi, dangus virsta jūra. Laikrodis saugantis viso pasaulio laiką išmuša paslaptingą valandą, nunešdamas į magišką pasaulį. Alisa veidrodžių karalystėje. Jau kinuose. Hello, Alice. Remia LNK Cosmopolitan M1. Iki birželio 1 dienos Prizmoje glaistyti varškės sūreliai Vilkiškių ir Vilkiškių mur 37% pigiau, o visi vasaros žaislai su Prizma bonus kortele net 30% pigiau. Daugiau prizma.lt. Lietuviai yra nykstanti tauta, tik pažiūrėk, kaip jie susipažįsta. Neleisk Lietuvai išnykti. Registruokis Flirtas.lt. Ką tu? Tai gražiai, gražiai mane augino. Laukas, kelias, pieva. Upė, la 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 la. Gražiai iš jų išaugo vienas žodis Lietuva. Vienas žodis Lietuva. Augink savo kraštą. Vertink viską, kas užauginta šalia tavęs. Yra ir didesnių už delninę laimių. Pavyzdžiui, laiku pristatytos delninės laimė. 200 tūkstančių prekių yra mūsų sandėlyje. Todėl garantuojame, kad jums užsakius jas suruošime tą pačią dieną. Jei ne, gausite 20 eurų kitam pirkiniui. pigu.lt. Ar aš nelaiku? Žanas Pieras žinomas maisto kritikas. Žinau. Restorano dar neatidarėme, sere? Nieko tokio. Aš norėsiu ko nors paprasta. Ha! Mano degantis desertas. Ponas Žanas Pieras. Tai viską nušluos. Jis pamirš savo paties vardą.
pames galvą su visomis mažomis garbanėlėmis. Ką? Ne. Pamesite galvą ir jūs, nes dabar išmaniųjų telefonų kainos vos nuo 1 euro kartu su sparčiojo 4G interneto planais. Išsirinkite savo tinkamiausią modelį. Garbanos, sakai. Taip, garbanos. Labai gražios garbanos, taip, taip. Tele2, ką mokėti daugiau? Negalite pasirinkti bendradarbių, tačiau iki visada galite rinktis, kuo save palepinsite, kai nuo jų pabėgsite. Visą savaitę kilogramas cukraus Diamant tik 59 euro centai, o 45 gramų varškės Sūrelį Magija tik po 22 euro centus. Iki, mes visi norim sutaupyti. Vasaros vakarai su nuo iki. Kam pavyko užkariauti veidų tyrinėtojo Marko Lučino širdį? Ir kokias sėkmės pamokas už Atlanto išmoko Evelina Young. Geriausios istorijos nuo pirmadienio iki ketvirtadienio 9 per LNK. Keistesnis už patį keistumą. Bėda jo antras vardas. O nuotykiai kasdienis palydovas. Paties Piero Rišaro sukurta ir suvaidinta komedija Išsiblaškėlis. Penktadienį per LNK. Laimės pilis. Stilinga Žemaitijos kefyrų kolekcija. Visada šviežia. Aukštuomenės intrigos. Pirmoji meilė. Ir vyrai pasiryžę paguldyti galvas ne tik dėl tėvynės, bet ir dėl aistrų. Ilgai laukta pirmoji karo ir taikos serija. Jau sekmadienį 20:35 per LNK. Gardėsio duonų duona. Šeimos mėnesį užbaigiam su 5 studijoje ir namuose laimėtais Nissan šeimos automobiliais. O šį sekmadienį pasitinkame vasarą ir tėvo dieną su veržliu visureigiu Subaru Forester bei dar 4 automobiliais. Aukso puodė pergalės verta suma net 720 000 eurų. Pasimatome sekmadienį naujų laikų 19:30 per LNK. Provident. Draugiška paskola namuose. Dantų šepetėlis Ekodenta. Kasdieniai burnos priežiūrai. Vakaro seanse per LNK. Šiandien Melas Gibsonas, Jetas Lee ir Mirtinas ginklas 4. Rytoj 12 vilties valandų su Amanda Seyfried. Trečiadienį Stevenas Seagalas ir nepavykęs sandėlis. O ketvirtadienį taikinių žymėtojas. Vakaro seansas 15:10 per LNK. Sveiki, vakaro žiniuose matysite. Korupcijos skandalas plečiasi. STT krėtė Vytauto Gapšio namus ir darbo vietą. Politikas apklaustas dėl galimo papirkimo. Drama Vilniuje. Girtas vyras peršovė kaimyną ir su šeima užsibarikadavo namuose. Policininkai šturmavo butą. Klaipėdos medikai gelbėjo komos ištiktą girtą ir įtariamą sumuštą 2 metų mergaitę. Naujienos 9:30 per LNK. Ką galiu pasakyti, jeigu jūs esate TV manai arba filmofilai, kaip, pavyzdžiui, esame mes su Jonu, tai jums šitą sofkutė yra būtina tiesiog. Galėsite surinkti tokią arba kažkokią panašią. Žodžiu, 1500 eurų Magrės baldose bus jūs. Jeigu Birutis atliks šitą sunkią užduotį, žinau. Bet aš labai neperminsiu, jeigu mes tiesiog atiduosim ir geriems žmonėms. Žinok, čia matai yra psichologinis momentas, ne? Aš įsivaizduoju, kad minutė 34 yra iš tikrųjų daug. Ne? Ir jeigu jūs neišlaikysit,
Tie geri žmonės, Robertas su savo vyru gali lygiai taip pat kaip jūs laimėti, nes ne viskas raumenyse, kartais ir prote. Tai... Aš tikiuosi, tu klausyk, tu pienuko geri, daug, bet vyras, pavyzdžiui, negeria pieno, žinom, reiškia, jo kaulai silpni, mažai kalcio. Aš labai daug geriu. Labai gerai. Labai. Tu labai daug geri, o pieno? Pieno. Taigi, bet kokiu atveju mes liekam pasimėgauti sofute, tvarkoj, o tu prašau jau prigulk, mielas draugas, todėl, kad dabar prasidės finalinė užduotis ir mes sužinosim, kas laimės. Roberta, aš linkiu tau sėkmės, tikiuosi, kad tu laiku sustojai. Na, berniuk, ar pasiruošęs pamatyti tai, ko niekada nematei? Nebepamatysiu. Būk gerusis grošiekis, ką? Grošiekis ir kuo ilgiau grošiekis laikysi tą. Nes tai yra pirmas ir paskutinis kupranugaris tavo gyvenime. Grošiekis. Palaukit, Taisyklės tokios, gali dabar nuleisti alkūnės, ar ne? Jinai tau užlips ant rankų. Aš ištiksiu tavo laiką. Kai tu pakeli alkūnės nuo žemės, mes pradedam skaičiuoti laiką. Laikas mažės nuo minutės 34. Jeigu tu nuleisi alkūnės, mes nustosim skaičiuoti laiką. Viskas aišku? Visiems viskas aišku? Palaikom savo draugus. Galim pradėti. Atsargiai, palengva. Nepatogiai. Palauk. Pasim patogiai, kaip tau reikia. Ir kągi. Kai tik pasiruošęs, kelk į viršų ir laikas skaičiuoti. Pasiruošęs? Vyrukas sakė, kad stumia 130 kg. Jisai pats sveria 80 su trupučiu. Laikas pradėjo tiksėti, jau liko minutė 25. Mes nelaikom, mes tik tai prilaikom lyg save. Saulė, tu rytoj užsiemus? Būk geras, žiūrėk jai tarpkojis. Klausyk, čia kaip gimdime, tik tai atvirkščiai dabar. Jis juokauja dar. Žiūrėk į tarpkojį, grošiekis. Jis į mane žiūri kažkodėl. Laikykis, žinok, nebedaug visai liko. Laikykis. Patogu? Kiek mes turim? Žoj, dar minutę tik tai, laikyk. Kaip tu ten laikais, viskas gerai? Laikyk. Liko minutė. Nesunku? Viskas gerai, viskas gerai. Viskas gerai. Šitas didžias yra Rembo. Pasižiūrėkit, kokia įstempęs yra jo tricepsas. Kaip mano smegenis. O kodėl jo kojos tririaba? Baigit, neblaškykit mano vyrą. Liko 45 sekundės. Nedaug liko, nejudėk. Tau iš vis nieko daryti nereikia, tau reikia tik stovėti. Nejudėk, brangioji. Edvinai, labai nedaug liko. Labai nedaug. Liko 35 labai sekundės. Labai nedaug. Žiūrėk, visai nedaug skaičiuoju. 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, labai nedaug liko. 23, išlaikysi? Labai nedaug. 19, 18, nedaug, 16, 15. 14. Ar jaučiat kaip magrės baldai? Jam darosi silpna. Palaukit, nesvarbu, koks skirtumas. Pakvieskit gydytoją. 8, Jis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Šaunuolis. Klausyk. 1500 eurų čekis magrės baldai. Ir pirmai su pagalbė. Puikiai. Rosita, labai viskas gerai buvo, pasiimkit savo magrės baldų čekį. Čia man. Tegul įkvepia jūs pergalėms ir gerai kokybei. Ir mes dėkojame visiems, kas dalyvavo. Mes dėkojame radistams, jums gerbėmėjai žiūrovai. Dėkojame šauniai asistentai, kuri, manau, labiausiai nusipelnė magrės baldų, bet aišku, neatitenka šitas čekis jums. Ir mes linkime visiems pasižiūrėti šią laidą tiems, kurie nematė jos LNK Go video galerijoje, kuri taip ir vadinasi LNK Go. Mes atsveikinam su visais gėlės dalyviams. Jūs nustabios, nenusiminkite, Roberta. Aš jūs sveikinu dar kartą, jūs šaunuoliai. Nu nieko, bus tu soši, teisingai. Iki sekančios savaitės pasimatom toj pačiu vietoj, toj pačiu metu. Likit su LNK. O dabar nuo iki. Labas vakaras.
Dainininkė Vitalija Katunskytė pasitikdama naujuosius metus, ko gero linkėjo savo vienintelio dalyko – sveikatos. Serganti dainininkė niekam nereikalinga, sako Vitalija, dabar ko neįkalinta savo namuose ir vos galinti paeiti. Skrandį sumažinusi žiedu Vitalija atsikratė beveik 100 kg, tačiau šią vasarą žiedą teko pašalinti. Dėl scenos paaukojau savo sveikatą, sako Vitalija, tačiau be scenos gyventi taip pat negaliu. Tuo tarpu jos dukra Monika pasitikdama naujuosius savo taip pat linkėjo vienintelio dalyko – gero ir rūpestingo vyro. Antroji jo santuoka tik